uždavinys tada gan toks įdomus. Turim, kad dvi skirtingos vykstančios geometrinės progresijos ir kas duoda, kad antrieji nariai yra lygus 5. Tai dabar aš jas galiu užrašyti kaip kažkoks tai pirmasis narys, tada antrasis narys bus 5 ir trečiasis narys ir taip toliau. Ir žinom, kad jeigu yra geometrinė progresija, mes turime nuo vieno nario, kad perint prie kito, dauginti iš kažkokio tais Q. Ir aišku, grįžtant atgal, bet turint antrąjį narį, jeigu mes norime grįžti prie pirmojo, mes turime atvirkščiai dalinti iš to Q. Tai dabar galime naudoti sumos formulę, žinant antrąjį narį, mes galime išsireikšti, kad pirmasis narys yra 5 padalinta iš Q, būtent iš to skirtumo, ir susives dabar į formulę. Ką gausime, kad 306 yra lygu tas pats, kas B. Čia panašu pažymėti pirmasis, tai B pirmasis. B pirmasis padalinta iš 1 minus Q ir vietoj B pirmui statom 5 padalinta iš Q. Tai dabar tiesiog įstatau, kad 306 vietoj B įstatau 5 dalinti iš Q, tai aišku Q nueina į vardiklį, tai bus lygu 5 dalinta iš Q 1 minus Q ir jeigu dabar atskliausiu vardiklį, gausiu, kad 306 lygu 5 iš Q minus Q kvadratu ir padauginę iš vardiklio, tai padauginę iš vardiklio Q minus Q kvadratu gausim 36 Q minus Q, 36 minus 36 Q kvadratu lygu 5 ir dabar susikėlę viską į vieną pusę. Tai gausime tą, ką reikėjo ir parodyti, tai dabar keliam 36 į šalia 5, tai gausim 36 Q kvadratu, keliame 36 Q kvadratas plus 3 neigiamas, tai minus 36 Q ir plus 5 lygu 0. Čia painioji dalis, toliau apskaičiuokite vardiklį ir pirmąjį narį, tai galima su diskriminantais skaičiuoti, galima aš tiesiog ką padariau, tai įvedžiau tą kvadratinę lygtį ir gavau, kad vienas vardiklis yra 1/6, kitas vardiklis yra 5/6, tai tiesiog išsprendžiau lygtį grafiškai. Aišku, jeigu norit diskriminantus visą laiką tinka, tai gaunam, kad pirmasis Q bus 1/6, antrasis Q, antrosios progresijos bus 5/6, tai vadinasi pirmosios progresijos bus, jeigu 5 padauginti iš šių, tai dabar bus B pirmosios bus, žinau kaip čia pavadinti, B1 bus lygus 30, kitas bus, jeigu dauginsime iš 6 ir dalinsime iš 5,
bus 6. Kitas bus, jeigu imsime antrą, čia aišku nenantruosiu narys, aš gal pažymėsiu ne B, bet sakykime D1 bus 5 dalinti iš 5/6, kas bus lygu 6.